Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kaip gauti rezultatus versle mažiau nusiviliant ir nenuleidžiant rankų. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Taigi, pakalbėkime apie maratoną, o ne sprintą. Kai kurie iš jūsų galbūt esate girdėję tą posakį, kad verslas tai yra maratonas, o ne sprintas. Taip? Tai sprintas yra kas? Sprintas yra trumpos lenktynės, kur reikia iš visų jėgų labai greitai prabėgti trumpą distanciją. Maratonas, kita vertus, yra labai ilgos lenktynės, kur reikia bėgti gerų tempų, taip, kad nepavargtum, kad nesudegintum visos energijos per pirmus kelis kilometrus ir paskui nesugebėtum pabaigti. Taip, tai yra lenktynės, kur tu turi būtent save balansuoti savo energijos lygį ir nubėgti ilgą būtent distanciją. Taip, tai ir verslas yra labiau kaip maratonas ir ne taip kaip sprintas. Taip, daugelis sutiksime, kad nori labai greitų rezultatų. Visi nori greitai praturtėti, visi nori jau rytoj kitą savaitę būti sėkmingais ar panašiai. Ir kartais tai įvyksta. Bet problema yra, kad iš tikrųjų tai vyksta rečiau, negu mes įsivaizduojam. Taip? Bet dažniausiai daugelis lyderių, daugelis kompanijų tinklinio marketingo, daugelis atstovų tinklinio marketingo ką reklamuoja? Žinoma, reklamuoja greitą sėkmę. O, pasižiūrėkite į ją. Ji per 3 mėnesius pasiekė tokią kvalifikaciją. O, pažiūrėkite į jį. Jis per 4 mėnesius ar ten per 5 mėnesius pasiekė tokį rezultatą. Ir tai yra šaunu, tai yra tikros istorijos. Viskas tvarkoja, tai nesumeluota, kažkas tikrai tai padarė. Bet kiekvienam tokiam, kuris nubėgo sprintą per 3 mėnesius, yra turbūt 50 žmonių, kurie bėga maratoną. Taip? Tai yra lėtos sėkmės istorijos. Taip? Bet dažniausiai jos netokios seksi. Taip? Netaip įdomu reklamuoti, sakyti, o pažiūrėkit, kaip jinai per 5 metus sukūrė pasyvių pajamų šaltinį. O pažiūrėkit, kaip jisai per 10 metų susikūrė savo darbą iš namų. Tai netaip įdomu, tai netaip smagu dalintis. Taip? Kur kas smagiau dalintis, kaip kažkas per 3 mėnesius pasiekė. Taip? Bet yra kur kas daugiau žmonių tinklinio marketingo versle, kurie tapo labai sėkmingai ir uždirbo didelius pinigus per 10-metį, negu tų, kurie pasiekė tai per mėnesį ar per 2 ar per 3. Taip? Dėl to būtent šiame versle reikia apsiginkluoti kantrybę. Kaip sako, daugelis žmonių pervertina, ką galėtų padaryti per 6 mėnesius ir neįvertina, ką galėtų padaryti per 5 metus. Būtent mes dažnai įsivaizduojam, kad arba aš greit padarysiu rezultatą, arba šitas verslas ne man. Arba aš greit padarysiu rezultatą, arba aš tada nesugebu. Bet tai yra klaidingas požiūris. Nes tu gali greit padaryti rezultatą, arba tu gali padaryti rezultatą šiek tiek lėčiau. Jeigu tu nepasieki rezultato per 3 mėnesius ar 6 mėnesius, nereiškia, kad tu niekada negali tapti sėkmingu tinklinio marketingo versle. Aš jau esu girdėjęs nesuskaičiuojama galybė istorijų žmonių, kurie buvo versle 3 metus, 5 metus, 10, kartais net 15 metų, kol sukūrė labai didelius rezultatus, taip? Bet vienintelis būdas patirti nepasisekimą yra pasiduoti. Taip, kai sako, niekas nepatiria nepasisekimo tinklinio marketingo versle. Tiesiog jie pasiduoda, nesulaukia rezultato. Taip, reiškia, jeigu tu nepasiduosi ir darysi, anksčiau ir vėliau tas rezultatas ateina bet kokiu atveju. Bet vėlgi mes grįžtam prie to, kad daugelis pervertina, ką jie gali padaryti per kelis mėnesius ir nuvertina, ką jie galėtų padaryti per kelis metus. Taip, keli metai koncentruotų veiksmų darimo, pastovumo gali sukurti kosminius rezultatus. Rezultatus, apie kuriuos tu net negali įsivaizduoti, kokie jie galėtų būti. Taip, nes mums labai sunku matyti tą tokį didelį laiko tarpą, metai, 2, 3 ar 5 metai ir panašiai. Taip, bet iš tikrųjų tu gali sukurti ženkliai didesnius rezultatus. Bet yra dar vienas bonusas. Bonusas, kai tu turi tą ilgalaikę viziją, kai tu apsiginkluoji tą kantrybę ir tu stengiasi kuo greičiau pasiekti rezultatą, tu stengiasi kuo daugiau įdėti veiksmo ir panašiai.
bet tu neturi priklausomybės, kad aš būtinai turiu pasiekti per 3 mėnesius arba aš mesiu. Taip? Kai tu apsiginkluoji tą kantrybę ir turi 5 metų viziją ar 10 metų viziją versle, kur tu nori sukurti savo finansinę laisvę. Taip? Nes daugelis dirbs 40 metų. Tai jeigu tu per 5 ar per 10 metų susikursi savo finansinę laisvę, bet kokiu atveju tai yra laimėjimas. Taip? Bet kai tu turi tą ilgalaikę viziją, tu patiri mažiau nusivylimų, tu neperdegi, tu nepasiduodi, tu nenuleidi rankų, taip, dėl to, kad tu turi tą ilgalaikę viziją ir čia per mėnesį, per 2, kas įvyko, tave labai mažai jaudina. Nes tu žinai, kad jeigu aš darysiu vėl ir vėl ir vėl, toliau ir toliau ir toliau ir būsiu pastovus, anksčiau ir vėliau aš vis tiek gausiu savo rezultatą, taip? Ir taip ir yra, taip ir yra. Aš pats, mano istorija tai būtent patvirtino ir daugybė kitų žmonių pažįstu, kurie būtent iš karto labai greitai nesukūrė didžiulio rezultato, bet su laiku tas rezultatas vis augo, kol vieną dieną būtent jie turi savo stabilų, stiprų verslą, kuris jiems duoda pajamas ir panašiai. Taip, bet nebūtų to pamatę jie, jeigu būtų pasidavę per greitai. Tad atsimink, tinklinio marketingo verslas yra maratonas, o ne sprintas. Taip, čia tu turi stengtis, turi be abejo įdėti pastangų ir stengtis laimėti tas lenktynės, taip, bet tau nereikia to padaryti per naktį. Taip, tu turi pakankamai laiko statant šitą verslą šalia savo darbo, šalia kitos veiklos, taip, tu būtent darbas tave išlaiko, taip, tu gali išgyventi iš savo darbo pajamų, o čia tu kuri kažką savo, būtent su ilgalaikė vizija, kad už metų nuo dabar, už 3, už 5 tu turėtum finansinę laisvę ir galbūt tau niekada daugiau nebereikėtų eiti į darbą visą likusį gyvenimą. Taip, tai va, toks patarimas šiandien, tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, būčiau labai dėkingas už pasidalinimą, gerą vakarą ir iki greito. Čiau, viso, iki.